Kokia buvo pati sunkiausia tavo byla karjeroje? Viena tokia liūdnesnių prarado visas tėvo teisės į savo vaiką, tėvui iš tikrųjų gyvenimo traumą. Kaip su liudininkais? Žinoma, kad būna, kad liudytojai meluoja. Skyrybos susijusios su neištikimybė, kiek jos dažniausiai užtrunka? Labai ilgai ir tai yra labai neapsimokantis procesas. Kas ta vedybinė sutartis? Vedybinė sutartis yra kaip būsto draudimas. Jinai apsaugo nuo blogiausių pasekmių. Aš manau, kad šita tema bus bombinė. Žmonės tiesiog įsijungs ir galvos, kokias klaidas jie padarė savo skyrybose. Arba tie begėdžiai, kurie ruošiasi įsiskirti dar nežinant savo partneriui. Taip, Ruoš planą. Taip, jau ruošia planą. Taip, ruošia planą ir dabar klausys, ką jiems reikia padaryti, kur saugiklius susidėti. Tai labas, Iveta. Labas. Šiandien tave pasikviečiau pabendrauti apie skyrybas ir tu kaip teisininkė tikiuosi atsakysi į daugelį klausimų, su kuriais susiduria vedę, bet ir ne tik, dėl to, kad gal daugelis nežino, bet ir sugyventiniai turi tam tikras teisės, apie tai irgi pakalbėsime. Bet iš esmės, prieš pradedant laidą, aš net noriu pasidžiaugti, nes aš vakar besiruošdamas laidai ieškojau statistikos. Ir radau, kad Lietuva turi džiugios statistikos. Mes iš tikrųjų besiskiriančių skaičių sumažinome ir tas skaičius ganėtinai buvo aukštas 2019 metais, jisai pamažėjęs buvo, tada vėl per karantiną išaugęs ir dabar jau 3 metai mažėja besiskiriančių skaičius. Tačiau kaimuose dėja tas skaičius padidėjo. Kaip tu galvoji, su kuo tai galima susijęti, kad miestuose žmonės mažiau skiriasi, o kaimuose daugiau skiriasi? Apskritai pakalbėti reikia ir apie tai, kad taip, skyrybų skaičius mažėja vis po kelis procentus dabar kiekvienais metais, bet santuokų skaičius mažėja ženkliai daugiau. Tai per metus buvo nuo 22 iki 23 santuokų sudarimo skaičius sumažėjo 11 procentų. Tai skyrybų procentas mažėja lėtesniu tempu, negu kad santuokų sudarimo mažėja. Tai kuo mažiau yra sudaroma santuokų, tuo mažiau yra ir skyrybų. Tai čia yra numeris vienas argumentas, kodėl skyrybų mažėja, nes jeigu šiai dienai vertinant pagal paskutinių metų statistiką, kiek buvo sudaryta santuokų ir kiek buvo nutraukta, tai skyrybų skaičius yra beveik 52 procentai. Jis yra toks aukštas todėl ir kad mažėja tų santuokų sudarimo. Tai galbūt tai ir nulėmė, nes miestuose yra sudaroma mažiau santuokų, kadangi miestuose yra daugiau išsilavinusių žmonių. Vėliau jie pradeda savo šeimyninį gyvenimą, tai pagal miestų statistiką apie 30 metų tik žmonės pradeda dabar kurti šeimą. Kaimuose, provincijoje vis dar yra tas jaunesnis amžius, yra dėja didesnis skaičius mažesnio išsilavinimo turinčių žmonių, tai automatiškai yra daugiau santuokų sudaroma, kyla ir skyrybų tada daugiau. O yra kažkoks skaičius ar statistika, nežinau, ar tu žinosi, bet kaip greitai pradeda skirtis poros susituokę? Pradeda skirtis kažkur apie 10-12 metus santuokos. Čia yra ta tokia dažniausias skaičius. Ir didžioji dauguma žmonių išsiskiria, kai vaikai dar yra nepilnamečiai. Iki vaikams sueinant 18 metų, o pačiai santuokai esant kažkur 10-12 metų, čia yra tas pikas. Čia pikas. O aš kažkaip tai buvau girdėjęs, kad padaugėjo tų, kurie skiriasi tik susituokę po metų 2. Ar tokių yra vis dėlto dar mažuma? Šiaip dabar tokių mažėja, todėl kad apskritai, kaip ir minėjau, vėliau žmonės tuokėsi atsakingiau, ilgiau pagyvenę kartu. Bet prieš tai jau gyvenę kartu. Ne taip kaip anksčiau, žinai, susipažinau 1-2 mėnesiai ir jau santuoka. Šiais laikais net ir netikėtas nėštumas dažnu atveju nenulėmė, kad žmonės bėga į santuokos rūmus sudaryti santuokos. Yra labiau linkę pirmą pagyventi. Bet iš kitos pusės tų tokių greitų santuokos nutraukimų galbūt yra šiek tiek daugiau, todėl kad mes turim galimybę tai padaryti. Anksčiau vėlgi mūsų tėvai, seneliai, jeigu jau paskubėjai susituokti, tai tikėtina, kad kaip minimum 10 metų jau turėsi atsikankinti, nes ką giminės pasakys, ką kaimynai pasakys ir kur tu eisi apskritai. Dar bažnytinė santuoka ir kiti dalykai. O dabar visgi, jeigu net jau ir jaunesnis žmogus, ar tai klaidą padaro, ar kažkas spaudimą daro tam žmogui, gal dėl to paties nėštumo susituokti ir pamato, kad, nepaėjo kortą,
jie gali sau leisti išsiskirti, nebėra tokia didelė stigma. Kur kas lengviau. Bet kaip tu galvoji, iš tavo patirties, kokios yra dažniausios priežastys skyryboms Lietuvoje? Aš kai apie priežastis kalbu, aš visada žmonėm bandau paaiškinti, kad skyrybų priežastis, ją reikia įsivaizduoti kaip kokį svogūną, kuris turi daug sluoksnių. Nes kai žmogus ateina, tarkim, pas mane ir sako, aš noriu skirtis ir mums reikia dokumentuose nurodyti priežastį, žmonės nurodo tą priežastį, kuri būtų tas svogūno išorinis sluoksnis. Tai jau tokia, kur paskutinis lašas taurėje. Bet jeigu mes pradedam bendrauti su klientu toliau, jeigu yra ginčo byla ir jinai trunka ilgai ir teismuose aiškinamės, kas ten visgi nutiko, dažnu atveju lupam tas priežastis ir patenkam prie tos giluminės, kur aš sakyčiau Lietuvoje, turbūt viena pagrindinių yra netolygus buities darbų pasiskirstimas. Opa. Nes statistiškai Lietuvoje moterys buities darbų atlieka 3 kartus daugiau nei vyrai. Ir mes kalbam apie dirbančias moteris, ne namų šeimininkės, o lygiai grečiai dirbančios moteris, kaip ir vyrai, 3 kartus daugiau buityje atlieka darbų. Ir kai mes pradedam aiškinti skyrybų bylose ir kai dasikasam, atsiprašau už tą negražų žodį, iki šaknies, matom, kad viena pati moteris gamino valgyti, viena pati pagrinde vaikų rūpybą užsiėmė. Ir natūralu, kad tokia moteris, jinai anksčiau ar vėliau pervargsta, jinai yra nelaiminga. Vakare paguldžius vaikus į lovą, vargu ar besinori kažkokios romantikos su vyru. Ir iš to gali kitos priežastys jau rutuliotis. Ir ta pati neištikimybė, ir kivirčiai, ir kažkoks nepasitenkinimas. Tai Lietuvoje mes turim labai opę tą problemą su netolygiu buities darbų pasiskirstimu. Aišku, yra ir neištikimybės nemažai. Tai sakyčiau, čia 2 tokios yra pagrindinės tos giluminės. Man atrodo, ta pirmoji priežastis tai atėjus iš to patriarchalinio pasaulio, kuomet vyrai buvo išlaikantis, o moterys nedirbo ir prižiūrėjo namus. O įvyko tokia transformacija, kad iš tėvų senelių mes esame išmokę, vyrai ypatingai, jog moteris toliau turi prižiūrėti, bet jau naujam pasauliu, kaip čia moteris nedirba. Ir toksai susiplakimas įvyko 2 dalykų, kur, čia daugeliu vyrų trūksta to tokios gal empatijos ir noro padėti, nesuvokimo, kad reikia jau skirstytis tos dalykus. Kaip dažnai skiriamasi dėl finansinės naudos? Dėl finansinės naudos skyrybos dažniausiai nėra. Sakyčiau, santuoka yra sudaroma dėl finansinės naudos. Išsiskirti dažniausiai nėra taip naudinga, nes net jeigu mes žiūrim tą tokį šabloninį finansinės naudos, sakykime, variantą, kai įsivaizduoja barakudas, tai joms tiek yra naudingiau būti santuokoje ir turėti pilną turtą, negu išsiskirti ir gauti pusę. Aha, tai reiškia būti, kaip barakuda vadinto, aukos pozicijoje, bet gyventi pilnam turte, negu išsiskirti ir turėti pusę. Taip. Bet čia reikia pažymėti, kad yra ir vyrų Alfonsų, kurie tokie būdų gyvena. Taip, ir mes turime tikrai ir Skirmanto Malinausko pažymėtų įvairių istorijų apie Alfonsų sukčius. Ir aš pati savo praktikoje susiduriu, kad vyrai būna apgauti moterų arba patys apgaudinėja moteris. Tai tų variantų yra ir tų, bet mes apie juos rečiau išgirstam. Tie vyrai, kurie yra apgauti, neina skųstis, bet tie, kurie apgauna moteris, tada moterys neina skųstis dėl vienos ir tos pačios priežasties, nes yra gėda. Visada yra gėda žmonėm būti apgautiem, kas šiaip yra labai neteisinga. Neturėtų tau būti gėda, kad tave apgavo, gėda yra tam, kuris apgaudinėja. Atrodo, suvalgai tą savyje, pasipaskoji savo artimiesiems, gal ir tiem nepaskoji. Ir galvoji, buvo ir buvo, aš ir toliau pajudėsiu, užsidirbsiu, padarysiu, ką jau čia. Nors iš tikrųjų gal ir nereiktų tylėti. Nereiktų, bet mes čia turim tą aukos kaltinimo dar mentalitetą. Net ir tais atvejais, kur moterys buvo apgautos vyrų, romantinio tokio sukčiavimo prasme, jom didžiulė buvo gėda pasisakyti, o kai pasisakė, sulaukė labai didelės kritikos lavinos, kodėl tu buvai tokia durna, kaip tu čia patikėjai ir taip toliau.
Gyvenimas pilnas pagundų, o ypač saldumynams, net laidos metu. Nenorėdamas vartoti daug cukraus, visada renkuosi alternatyvą – proteino batonėlius. Taip aš ne tik mėgauju saldumu ir desertu, bet gaunu reikiamų baltymų net 20 gramų iš vieno batonėlio. Beje, jie tinkami po ir prieš treniruotę, kelionėse kaip saldus skanėstas po vakarienės. Juk kartais vakare taip norisi kažko saldaus. O skonių, taip matot patys, išsirinks kiekvienas. Gerai, pasistiprinau, padedu į šoną ir grįžtam atgal į pokalbį. Aš skaičiau užsienyje, tai yra 70 keli procentai moteris ir tik tai ten 28-27 procentai vyrai inicijuoja skyrybas. Kaip Lietuvoje su šiuo skaičiu? Lietuvoje 2/3 skyrybų inicijuoja moteris. O kodėl būtent taip? Kodėl moteris pirmos visą laiką žengia šitą žingsnį? Manau, kad visų pirma dėl tų pačių įvardintų mano priežasčių, dėl tų buities darbų paskirstimo, kadangi tai yra viena iš dažniausių skyrybų priežasčių, nuo kurios nukenčia labiau moteris, tai moteris neapsikentusios ir inicijuoja skyrybas. Kitas dalykas šiaip yra labai įdomus, kad moksliniai tyrimai rodo, kad santuoka vyram yra naudingesnė. Jie yra sveikesni santuokoje, gyvena ilgiau, uždirba daugiau pinigų ir jais yra tiesiog visokiojopai labiau pasirūpinama, jų karjera pradeda eitis geriau, nes yra toks psichologinis fenomenas, kad vedęs vyras atrodo patikimesnis, pareigingesnis ir tiek darbdaviai labiau nori vedusio vyro negu vienišo, tiek klientai labiau nori eiti pas vedusi vyrą, o ne vienišą, o moterim visos tos pačios rodikliai krenta žemyn. Ir jeigu lyginam laimės indeksą vedusių vyrų ir ištekėjusių moterų, vedę vyrai yra ženkliai laimingesni. Tai irgi turbūt yra viena iš priežasčių, kodėl moteris yra tos, kurios inicijuoja skyrybas. Ok, tada man kitas klausimas, kaip ilgai jos išbūna tam santykyje, kol jos vis dėlto priima sprendimą kreiptis dėl skyrybų? Manau, kad labai priklauso nuo situacijos ir aišku, kokios ten giluminės tos priežastys, nes jeigu yra smurtas, tai gal greičiau, jeigu tik buitis, gal ilgiau kenčia, bet šiaip moteris linkusios ilgai kentėti apie 10. Ta statistika, kad 10-12 metų santuoka daugmaž gyvuoja, tai ir gyvuoja daugmaž todėl, kad tiek ir iškenčia žmonės. Yra labai svarbu atkreipdėmėsi į tai, kad santuokoje dažniausiai yra nepilnamečių vaikų. Tiek moteris, tiek vyrai yra suinteresuoti nepakenkti vaikui, nori auginti vaiką pilnoje šeimoje, kad abu tėvus turėtų ir jau vien dėl vaikų labai stengiasi ir bando kentėti, kiek jau ten įmanoma tvarkyti tą santuoką, taisyti, kad nepakenkti jam. Tai aš dabar galvoju, jeigu vyras to neįtarė, tai reiškia vyras, tokioj santuokoje vyras net neįsivaizduoja, kad moters galvoje yra visą laiką tas toksai vidinis noras išsiskirti, kažkoks vis dėlto tinkamo laiko ieškojimas, kada tą padaryti. Ir kaip dažnai iš tavo praktikos yra taip, jog vyrai jau žinojo apie šitą sprendimą ir kaip dažnai tai būna siurprizas? Dažniausiai yra siurprizas. Vyram labai dažnai skyrybos yra siurprizas, nes jie santuokoje jaučiasi statistiškai geriau ir nėra linkę sureikšminti tam tikrų problemų, net ir tokių kaip, tarkim, lytinio gyvenimo nebuvimas. Jie jau geriau tada galbūt renkasi neištikimybę, bet galvoja, kad tai mes santuokoje vis tiek toliau galim gyventi, viskas čia yra gerai. Žmonės jau pradeda miegoti atskiruose kambariuose, bet vyrai vis dar galvoja, kad čia gal tiesiog sunkus laikotarpis, mes išplauksim. Labai to nesureikšmina, o moteris jau linkusios ruoštis tom skyrybom, nes vėlgi, su moterim dažniausiai lieka nepilnamečiai vaikai. Natūralu, kad moteris galvoja tada ne tik apie save, kad, tai aš pasimsiu kuprinę, susikrausiu daiktus ir išeisiu, bet man kartu reiks ir vaikus pasimti. Tai jom reikia jau žinoti, ar vaikai liks jom, kokie bus alimentai, kaip yra su jų mokėjimu, kaip bus su gyvenamąja vieta, kam atiteks namas, kiek kainuos skyrybų procesas. Jom reikia ruoštis. Jos negali tiesiog atsistoti ir išeiti su vaikais. Bet tai kaip, iš tikrųjų, aš dabar klausau ir galvoju, bet tai, o kiek yra tų, kurie pasišneka, kai kyla šitos problemos? Nes dabar, ką klausau, tai atrodo toks jausmas, kad kenčiam, gyvenam, vyras net nenutokia ir tokioj mėsmaliai viskas vyksta, bet kažkur background'e vyksta pasiruošimas, slapta ataka,
ir tos problemos nėra iškeliamos, nesprendžiamos su tuo žmogum, su kuriuo gyvena ir tiesiog vieną dieną, tipo, bam, sorry, viskas. Bet nes aš jau pasiruošiau. Kodėl? Nesakyčiau, kad nėra sprendžiama visiškai, yra tikrai bandoma ten ir kalbėtis ir taip toliau, bet ne visada tie pokalbiai duoda kažkokių vaisių. Mes vis dar turim nemažą stigmą dėl psichoterapijos ir porų terapijos. Taip, šiais laikais jau porų eina daugiau į porų terapiją nei bet kada anksčiau, bet ne visos. Ir moteris yra labiau linkusios siūlyti tą porų terapiją. Ne visi vyrai sutinka, o naminiai tie pokalbiai dažnu atveju yra nevaisingi, nes baigėsi konfliktais ir taip toliau. Į konfliktą, iki viršą arba dar taipogi mes turim tą patį sovietinį palikimą, kad vyram yra sunkiau parodyti emocijas, su jomis susitvarkyti, nes nuo vaikystės berniukui yra aiškinama, tu būk tvirtas, tu neverk, tu nerodyk emocijų, nepalūžk ir jie nelabai kartais moka net ir išreikšti, ką jaučia. Nemoka priimti kito žmogaus tų jausmų. Mums moterim yra lengviau. Mes čia turim tą privalumą, kad mus nuo vaikystės mokina iškomunikuoti, ką mes jaučiam. Mes ir lengviau, taip, mes galim užsiliepsnuoti, bet mes lengviau priemam kažkokį tai pokalbį. Ir, jeigu tie pokalbiai neduoda kažkokių rezultatų, anksčiau ar vėliau nustojama yra kalbėtis. O tavo patirtyje, kiek buvo tokių atvejų, kuomet poros, tikėtina, moteris atėjo kreiptis dėl paslaugų tipo, jau čia viskas skirsios, taip toliau, tada ateina vyras, jau kaip ir čia prasideda procesas ir visgi nusprendžia pabandyti porų terapiją ir po to susitaiko ir nutraukia skyrybų procesą. Ar dažnai taip įvyksta? Jeigu jau ateina pas mane klientai, tai susitaikyti jie nebesusitaiko, bet labai įdomus būna dalykas, kad jie išsiskiria, yra santuoka nutraukiama ir po kurio laiko aš sužinau, kad jie vėl susituokė. Oho. Tai čia turbūt padeda tas atstumas ir laikas atskirai, kad jau žmonės išsiskyrė, jau viską pasidalino ir jau reikia gyventi vienam ir pasimato, kad, gal visgi geriau buvo kartu poroje ir gal visgi yra dar šansas mum abipusių kažkokiu nuolaidų būdu daryti kompromisų šeimininėme gyvenime ir bandyti lipdyti tą šeimą, nes tikrai bus geriau negu išsiskyrus. Tai va tokių būna. Įdomus statistikos duomuo buvo, kad paslėpta skyrybų priežastis yra emocinio artumo trūkumas, kitaip sakant, sekso trūkumas. Jog tai nėra dažniausiai pasakoma priežastis, bet kaip ir tu sakei, kuomet lupamas svogūnas, dažnai tai būna būtent ta priežastis, kodėl viena ar kita pusė išsiskyrė, kad trūko sekso. Nes tai yra ganėtinai tokia tabu tema. Aš patikslinsiu, emocinio artumo tas nebuvimas, jisai turi kelis aspektus. Vienas taip, gali būti lytinis gyvenimas, kitas yra negebėjimas susikalbėti tą pačią kalbą. Ir aš apie kiekvieną atskirai dabar paliesiu, nes tas negebėjimas susikalbėti tą pačią kalbą, aš kadangi labai daug dirbu su skyrybom, mano vienas didžiausių hobių yra neuromokslas ir domėtis apie kaip smegenys veikia. Vyrų ir moterų smegenys veikia labai skirtingai ir vyrai ir moteris ryšį kuria per skirtingus hormonus. Moterim numeris 1 hormonas, per kurį jos sukuria ryšį su kitu žmogumi, yra oksitocinas. Tai per švelnumą, per paglostymus, apsikabinimus, kai tavęs paklausia, kaip tau diena praėjo, pasikalba. Vyrui viršų ima toks hormonas vazopresinas. Jisai išsiskiria įveikiant iššūkį tam tikrą. Tai nereiškia, kad moteris turi būti iššūkis vyrui, bet kartu jie įveikinėja iššūkius. Tai gali būti tas pats minimas dviračio. Užsibrėži, numinsi šiandien 10 km ir kartu minant. Galbūt kažkokį hobį kartu turit, tenisą žaidžiat. Ir vyrai tada nesupranta, kad tam, kad moteris su juo surastų ryšį ir vis jį dešimtmečiam einant palaikytų, kad jis turi prisėsti, kiekvieną dieną pasišnekėti, paglostyti, apsikabinti, pabučiuoti. O moteris tada nesupranta, kad tam, kad vyras su ja jaustų emocinį ryšį, jinai turi tą 7 valandą ryto keltis ir eiti Seba Arena tenisą žaisti su juo. Kad vien pokalbis jam bus nepakankamas. Kitas, aišku, yra ir lytinis gyvenimas, tai vėlgi fiziologija skirtinga. Žmonės nesupranta, kad testosteronas yra pagrindinis libido variklis, pas vyrus jo yra daugiau, o moterų libido variklis yra psichologija, kaip jos jaučiasi galvoje.
Ir vėlgi tas yra nesuvokimas vienas kito poreikių, bet vien lytinio gyvenimo stoka ar kažkoks prastumas niekada nebūna skyrybų priežastis. Prasto lytinio gyvenimo pasiekmė, neištikimybė būna skyrybų priežastis. Vyrai ypatingai, kad ir koks būtų prastas lytinis gyvenimas, jie nesiskiria dėl to. Jie jau tada susiras meilužę, blogiausiu atveju, nesakau, kad visi. Kiti kenčia, tikrai yra daug ir tokių, kur kenčia dešimtmečiais, bet nesiskiria dėl to. Tai nėra ta priežastis, kad ateitų žmonės ir sakytų, nėra sekso, skiriamės. Aš net, žinai, buvau nustebęs, kuomet čia visai kitai laidai ruošiausi ir skaičiau apie neištikimybės. Ir mane nustebino, nes visą laiką visur yra kalbama vyrai neištikimi. Ir toks jausmas, kad, moteris visą laiką yra tos, kurios ištikimos, žinai, ir kad ten mažas procentas, bet pasirodo, kad vyrų neištikimybė yra 78%, moterų 76%, ten beveik arti vienas kito. Tarsi, kad to neištikimybė ir iš vyrų, iš moterų pusės yra vienoda visiškai. Tai aš tikrai buvau nustebęs, nes visą laiką šventai tikėjau, kad tikrai tas, žinai, stereotipas, kad vyrai dažniausiai eina į kairę, o moteris jau labai, labai retų atveju. O pasirodo, kad nėra taip jau viskas, žinai, jeigu neklystu šitą statistiką, kur tu įvardinai, jinai labiau yra Amerikoje, čia amerikiečių skaičiai. Pas mus labiau rytų Europoje vis dar yra ta atsvara didesnė, kad vyrai labiau yra neištikimi, bet tikrai nemeluosiu ir moterų ten tie skaičiai yra, moteris irgi būna neištikimos, bet moteris geriau slepia. Moteris geriau slepia ir jas ženkliai rečiau išaiškina. Kiek tavo patirty buvo tokių kuriozinių situacijų, kuomet partneris ruošiasi atkakliai skyryboms, buvo galbūt pasiruošęs, jau ten pinigų susitaupęs taip toliau, bet kaip suprantu, tai yra dažnas atvejis. Taip, ruošiasi ir pas teisininkus eina, ir finansiškai ruošiasi, kaip tik jau išeina. Ten išsiminėja pinigus, iš sąskaitos yra. Čia vienas iš tokių būdų, kur žmonės galvoja, kad jie apgudraus teisėją, apgudraus advokatus, kad jau prieš kažkurį laiką pradeda išsiminėti pinigus arba kažkam juos dovanoti, bet tai nėra geras būdas šiaip apgudrauti, nes skyrybų bylose, jeigu mums kyla klausimų, kad man atrodo, tu turėjai daugiau pinigų, mes turim teisę išsireikalauti banko išklotinių visų banko sąskaitų ir mes matom pinigų judėjimus. Ir jeigu mes matom, kad žmogus nuiminėja pinigų, mes klausom, kur juos išleidai. Ir jeigu tas žmogus negeba pagrįsti ir rodyti, kad išleido šeimos poreikiam, tai pusę tų pinigų turi kompensuoti savo sutuoktiniui. O kaip su neištikimybė? Ar įmanoma prisiteisti kažkokią moralinę žalą už tai, kad partneris buvo neištikimas ir dėl to įvyko skyrybos? Tai bet kuriuo atveju, jeigu santuoka yra nutraukiama dėl vieno iš sutuoktinių kaltės, ta kaltė gali būti bet kokia - smurtas, neištikimybė, visos kitos. Jeigu yra vieno sutuoktinio kaltė, galima prisiteisti neturtinę žalą, tai yra ta moralinė kompensacija. Bet jinai nėra amerikietiškų standartų. Tai Lietuvoje jinai yra nuo poros šimtų iki poros tūkstančių. Tai yra labiau principo klausimas žmonėm įrodinėti, kad čia tavo buvo kaltė, ne pinigų, nes tie pinigai, tie keli šimtai tikrai nėra verti. Čia labiau yra reikia to moralinio pasitenkinimo. Tada man kitas klausimas, kas yra neištikimybė? Jeigu, tarkim, dar oficialiai pora neišsiskyrus, galbūt ten pasakė, viskas skyrėmės, paduodam dokumentus, bet viduj galvoju, gal dar susitaikysim, nes dargi neišsiskyrėm, gal čia visam tam procese aš dar paskambinsiu, susitiksim, susikalbėsim. Ir tam visam procese pamato, kas ta neištikimybė, pamatė, kad bučiuojasi, kažkokias nuotraukas turi, ar čia būtinai turi pagauti namie miegant lovoj. Žinai, tas žodis neištikimybė, nes vienam gali būti neištikimybė tiesiog nueiti į pasimatymą jau. Arba ten žinutės kažkokios, galbūt su kažkuo tai susirašinėti, mailiai, ten širdutę siūsti, jau tai yra neištikimybė. Kitam galbūt seksas ir tai dar, visko pasitaiko, žinai. Čia geriausias draugas, nieko tokio. Su draugu tai bent jau, o ne su kažkuo ten svetimu. Tai tas žodis neištikimybė. Visų pirma, mes turim tada apsibrėžti, kad kai pora jau pradeda galvoti apie skyrybas ir, sakykime, jau faktiškai nebegyvena kaip šeima, nors nėra išsiskyrę, jau nuo to momento mes nebevertinam.
nes jau net ir teisme mes laikom, kad čia buvo faktinis išsiskyrimo momentas, net jeigu santuoka dar nebuvo nutraukta, mes vertinam tik nuo iki to, vat, kai mes jau pradėjom galvoti apie skyrybas. Neištikimybė gali būti labai plati ta savoka. Teismai yra išaiškinę, kad neištikimybė gali būti net Tinderio turėjimas, susirašinėjimas su kitomis moteriams, jeigu tai yra flirtuojančios seksualinės žinutės, bet kiekvienu atveju, kiekvienoje byloje mes vertinam individualiai tą porą. Tai sakykim, jeigu tai porai buvo priimtina, kad, pavyzdžiui, flirtas yra nieko tokio, tai mes tokiu atveju nevertinam kaip flirto, kaip neištikimybės. Jeigu ta pora yra, tarkim, nežinau, swingeriai, ir jiem yra okei miegoti su kitais žmonėm, tai tos poros atveju mes vėlgi nevertinam, kad lytinis aktas būtų neištikimybė. Mes turim žiūrėti tos specifinės poros standartą, kurį galime įrodinėti vairiais būdais. Ką liudininkai gali pasakyti? Pavyzdžiui, apie šitą porą. Ar jie buvo atviri flirtui, su kitais žmonėm? Ar jie pasipasakodavo, kad jiem yra normalu, galbūt, tarkim, pasibučiuoti su kitu asmeniu? Ar jiem yra normalu, galbūt, jeigu nėra emocijų, permiegoti su kitu žmogumi? Tai mes visada bandom nustatyti, kokios buvo poros ribos ir ar tos ribos buvo peržengtos, bet teismai yra išaiškinę, kad bendrai paėmus net Tinderio turėjimas ar flirtuojantis seksualinis susirašinėjimas jau yra neištikimybė. Ok, bet aš galiu neigti. Sakytų, susitarėmės, kad galim flirtuoti, bet kai įvyko šitas dalykas, sakysiu, ne, mes netaip nesitarėm, nesgi čia žodinis susitarimas ir galiu neigti. Tai viskas tada priklausys, kuris kiek galėsit ko įrodyti. Mes tokiu atveju vadovautumėmės bendrų porų standartų, kad, tarkim, Tinderio turėti negalima, nebent tu, kuris neigi, gebėsi įrodyti, kad buvo galima. Gal turite SMS žinučių su mylimąja, su sutuoktinė, kad jum yra okei. Gal yra liudytojų, kurie savo akimis žinojo ir girdėjo jūsų pokalbius kažkokius, kad jūs turit ir jum galima. Bet jeigu tu neįrodysi apčiuopiamai kažkaip, kad jum buvo okei, tai tavo žodis ir nuplauks tam teisme. Tai ne žodis prie žodį tiesiog. Taip. O kaip su liudininkais? Ar jūs jų ieškot, ar žmonės patys atveda? Va, čia šitas paliudys. Nes, tai gali sakyti draugeliu, klausyk, pasakyk taip ir taip. Visų pirma, dažniausiai ieško atstovas, tai advokatas, kuris atstovauja klientą byloje. Mes bandom mąstyti, ką mes norėtumėm įrodyti ir kas mums galėtų tuos faktus patvirtinti. Ir svarbu yra tai, kad tas žmogus privalo būti savo, pirmas turi būti šaltinis. Jis arba matė, arba girdėjo pats tas liudytojas. Jis negali atpasakoti pletkų. Tokie liudytojai yra atmetami kaip nepirminiai šaltiniai. O kaip su tuo vyrišku solidarumu ir moterišku solidarumu? Nes jeigu, tarkime, kreipsitės į vyro draugus, tai labai retas, kuris tikrai jau tenai paims ir išduos savo draugą. O ypatingai moterų tas solidarumas, kur tikrai moteris tai viena už kitą ten būna, kai moteris išsiskiria. Nesvarbu, kokia ten skyrybų priežastis, mes už tave draugė, tu čia geriausia ir tada ten. Tai vat tokioje vietoje, negi liudininkas gali būti to žmogaus draugai, pavyzdžiui. Tikėtina, kad ne, nes... Gali būti draugai, jeigu jie savo akimis ir savo ausimis kažką regėjo ar girdėjo, tai jie ir yra dažniausiai pirminiai šaltiniai. Šeimos nariai, draugai, kaimynai. Ir tik žodžio užtenka. Taip, žodžio tuo atveju. Aišku, mes vertinam visada įrodymų visumą. Jeigu liudytojas sako vieną, bet rašytiniai įrodymai ką kitą, tai mes jau tada sveriam, kuris yra vertingesnis įrodymas, tai yra toks palyginimas. Tai mums visada yra pageidautina turėti kuo daugiau įrodymų, kažkokį tai faktą įrodint. Tai, tarkim, SMS žinučių ten išrašas, tą patį, kad paliudytų liudytojas, tą patį, kad šalis patvirtintų. Tiesiog kuo daugiau kažkokį faktą mes galim patvirtinti, tuo geriau. Žinoma, kad būna, kad liudytojai meluoja. Bet jeigu jų melas, akivaizdžiai, nesutampa su visais kitais įrodymais, tai mes nesivadovaujam tada jais. Būtent va šitos skyrybos susijusios su neištikimybė. Kiek jos dažniausiai užtrunka? Nes aš įsivaizduoju, kad čia toks ganėtinai laiko valgomas procesas.
labai ilgai ir tai yra iš tikrųjų labai neapsimokantis procesas, nes aš iškart įvesiu truputį klausytojus, kad skyrybos būna dviejų būdų apskritai. Yra taikios skyrybos ir yra ginčo skyrybos. Ginčo skyrybos dar į du skirstosi, gali būti dėl abiejų kalties ir dėl vieno kalties. Paprasčiau yra visada įrodinėti, kad buvo abiejų kaltė ir per daug dėl to nepergyventi, įrodai, kad ir aš biški blogas buvo, ir tu biški blogas, ir judam toliau prie kitų klausimų, turto, vaikų, paskolų ir taip toliau. Jeigu mes renkamės įrodinėti, kad buvo tik vieno kaltė, visada tai bus labai ilgas procesas. Ir tai yra kainuojantis. Kas tas ilgas procesas? Kartais kalties klausimas gali būti metus laiko įrodinėjimas. Vien kalties klausimas. Ne visais atvejais. Nes jeigu mes pasirenkam tą vieno kalties, tai tada jau gaunas, kad vienas įrodinėja, kad vieno kaltė būna, kitas įrodinėja, kad kito. Ir mes tada jau ten liudytojus kviečiam, įrodymus renkam, kažkokias išklotinės renkam, nes nuo tų pačių telefono išklotinių galima irgi tam tikrą informaciją surinkti. Tas kalties klausimas yra taip ilgai ir taip sudėtingai nagrinėjamas, kad kai pas mane ateina klientai ir nori bylinėtis, aš jiem pusę valandos prisiekiu, sėdžiu ir aiškinu, tikrai pagalvok, ar tau yra tiek verta įrodyti, kad tik tavo žmona ar tik tavo vyras buvo kaltas, nes tu tiek laiko ir tiek pinigų dėl to prarasi, kad neapsimokės. Yra tik tam tikrų momentų, kada apsimoka, tai pavyzdžiui, kai nori, vyras nepaliks žmonai pavardės, religingai įsikibęs į savo pavardę ir jokiais būdais nenori, kad žmona liktų su jo pavardė, būtina įrodyti kalties, kad buvo tik jos kaltė ir būtina, kad nebūtų nepilnamečių vaikų. Tuo atveju ta kaltė tada labai tokia svarbi patampa. Aišku, kaltė irgi labai svarbi patampa, jeigu nori moralinės kompensacijos, bet ar tie porą šimtų yra verta metus laiko bylinėtis ir advokatui mokėti metus laiko, tai čia jau pasisverti kiekvienam reikia. Gerai, tada man iškart toks natūralus klausimas, jeigu pora neturi vaikų, ką moteriai pasilikti pavardę? Kodėl jinai nori pasilikti pavardę ir jos neatsisakyti? Porą dalykų yra. Vienas tai yra stigma turėti aitės arba įtės tą mergaitinę pavardę. Na, tiesiog, kad vis dar yra, tarkim, jeigu yra vyresnė moteris, jinai būtų aitė, kartais galvoja ji, kad atrodys kaip senmergė kažkokia tai neva. Dabar jau mes vis pamirštam tą stigmą po truputį, bet dar šiek tiek jinai yra gaji. Tai geriau su svetimo pavardę vaikščioti? O antras dalykas yra, kad jeigu tu pragyveni 10, 15, 20 metų, ta pavardė patampa tau artimesnė negu tavo mergautinė. Nes jeigu tu susituokei kokių 20 metų, o tavo santuoka trunka jau 30 metų, tai tavo santuokinė pavardė tau jau yra ženkliai didesnė gyvenimo dalį apturėjusi, užimanti, negu ta mergautinė. Tai prisiriša tiesiog žmonės, prisiriša karjeroj, padaro karjerą ir ta pavardė jau dažnai būna susiejama su tuo asmeniu. Ir tu, tarkim, dabar pasikeisi, grįši mergautinę savo pavardę ir tavo visi karjeros pasiekimai, ten kokie moksliniai darbai ir taip toliau, jie lieka prie senos pavardės pririšti ir nesinori žmonėm palikti tos pavardės tiesiog. O jeigu, pavyzdžiui, pasilieka pavardę, bet po kurio laiko moteris nusprendžia, vis dėlto atsisakysiu, susikryžinsiu, jinai tada jau be to buvusio vyro. Taip, tada jau ten labai civiliniai metrikacijai paprasta yra pasikeisti. Informuoja irgi visus žmonės, kad galima grįžti mergautinę pavardę, bet nusiimti tą mergaitišką galūnę, tą aitę, įtę, galima užsidėti Taip. Tai tarkim pasiimti savo atgal mergautinę pavardę, tik numesti tą ilgą galūnę ir pasidaryti Tai čia tom, kurios galbūt pergyvena, kad su aitė, įtė, ūtė atrodys kaip senmergės, tarkim. Po to atrodys kaip ištekėjusi. Taip, nes ta jau tokia neutrali palieka. Dabargi galima rinktis Jenę arba Taip, ir dabar net ir vaikam galima su dėti. Prieikime prie turto klausimų, nes šitie klausimai tai čia yra patys įdomiausi. Kaip tuos pinigėlius dalintis. Tai dabar klausimas, koks turtas santuokoje vertinamas kaip asmeninis? Imkime, kad nėra vedybinės sutarties. Tai jeigu nėra vedybinės sutarties, mes imam įstatyminį turtinį režimą.
pagal kurį asmeniniu lieka tas, kuris įgyjai iki santokos. Ir tam tikras turtas, kurį įgyji net ir santokos metu, tai būtų dovanotas turtas, paveldėtas turtas ir dar tokių papildomų momentų, kurie nėra tokie dažni, bet juos verta paminėti. Tai tikslinės išmokos, paramos, asmeninio naudojimo daiktai, tai apatinių per pusę dalintis nereikia. Čia yra tavo asmeninio naudojimo daiktai. Asmeninio naudojimo daiktai su profesija susiję. Na, tai dailininko teptukai nepataptų bendri. Intelektinės teisės, pramoninės teisės. Tai va tokie turto aspektai, jie vis tiek lieka asmeniniai. Tai intelektinė teisė, atsiprašau, kad pertraukiau, tai jeigu žmogus rašė knygą, taip, tai knyga priklauso tik jam. Knyga priklauso tik jam, tos intelektinės teisės, bet pinigai iš knygos pardavimo jau yra bendri. Supratau. Taip. Tai čia lygiai taip pat, pavyzdžiui, jeigu turėjau kažkokį tai turtą ir santokos metu, arba, pavyzdžiui, paveldėjau santokos metu turtą ar pinigus ir nusipirkau kažką tai vis dėlto tai vis tiek priklausys man. Taip. Bet jeigu jau aš tą nuomavau ar aš kažkaip tai pajamas gavau iš to dalyko, ką nusipirkau, už paveldėtus ar savo pinigus, pajamos jau bus dalinamos. Čia labai esminis momentas yra, kokia buvo išreikšta valia. Nes hipotetinė situacija. Paveldėjai santokos metu namą, jis yra asmeninis. Ta namą pardavai ir nusipirkai butą santokos metu. Ir čia jau labai bus kertinis momentas, ar buvo aiškiai išreikšta valia, kad perki savo asmeniškai, ar nebuvo tokios valios ir tada skaitysim kaip bendrą. Tai kaip ta valia gali būti išreikšta, tai jeigu pirkai butą, jei pas notarą sudaryti pirkimo pardavimo sandorį, pas notarą gali išreikšti, kad čia yra perkama iš mano asmeninių pinigų, nes realizavau savo paveldėtą namą, pardaviau jį, tai buvo mano asmeninis, dabar iš tų asmeninių pinigų perku kitą asmeninį turtą ir jis yra tik mano. Tai čia yra tokia aiški valios išreiškimas ir tada tas turtas, net ir keičiant formą iš vieno į kito, iš namo į butą, galbūt ten toliau dar kažką, lieka jis toliau juda kaip asmeninis. Aišku, tas aiškus valios išreiškimas ne visada yra tik pas notarą. Jeigu jau kyla ginčas teisme, įrodinėjam vėl visais įrodinėjimo būdais, nuo liudytojų iki žinučių, iki kažkokių tarpusavio lapelių pasirašytų. Bet turi vienaip ar kitaip būti aišku, kad čia pardavė asmeninį turtą ir perki vėl asmeninį turtą. Tai čia iš esmės šiais laikais ganėtinai nesunku įrodyti, nes yra visi išrašai, pavedimai ir taip toliau. Čia galbūt, kai grinais pinigais viskas buvo daroma, buvo kur kas sunkiau, dabar tai yra lengviau. Labiau sunkiau gal ties to valios įrodymų, kad kažkur būtų įrodymas, kad tikrai abu sutuoktiniai žinojo ir buvo sutarę, kad čia perki savo. Šitoje vietoje tai čia be šansų. Jeigu tai buvo žodinis, tai vienas sakys, kad aš taip galvau, kitas sakys, kad taip galvau, tai tik liudininkai lieka. Taip, liudininkai arba kažkokie susirašinėjimai, žinutė, kažkokie, arba netgi ir būna kartais mes vertinam tą tokią situaciją, irgi hipotetiškai pardavai paveldėtą namą, jis buvo asmeninis, nusipirkai butą ir į tą butą vienas pats viską darai. Žmona ten, tarkim, net kojos įžengus nebuvo. Ir tu ten tą butą vienas pats tvarkiai, vienas pats nuomojai, viską vienas darai. Tai vėlgi mes galim įrodinėti, ar tikrai čia buvo bendras turtas, jeigu žmona nei raktų turi, nei įėjusi tą turtą yra, nei jinai iš vis žino, ten kokio adresu tas butas yra nupirktas. Tai mes visada įrodinėjom visom įmanomom priemonėm ir visais įmanomais būdais. Šiaip įdomus kampas tikrai dėl to prisidėjimo prie būsto. Tai jeigu netgi, pavyzdžiui, santuokoje buvo įgytas turtas ir, tarkim, vienas asmuo viską darė, tarkim, ten, nežinau, mokėjo už komunalinius, remontavo būstą, taip toliau, bet dirbo abu. Nebuvo taip, kad vienas dirbo, o kitas ten vaikus augino. Nebuvo vaikų. Vienas dirbo, kitas dirbo, bet vienas visą laiką tik iš savo pinigų viską darė. Ar tokiu būdu faktas, kad santuokoje dalinama 50/50, bet teismo keliu įmanoma tai pusiai, kuri buvo daugiau idėjus, prisiteisti daugiau, dėl to, kad, abu dirbantis, bet tik vienas visus savo pinigus visą laiką investavo, o kitas su savo pinigais taip ir išėjo. Jeigu tai buvo iš santuokoje įgytų lėšų, tai ne, nes tiek vieno, tiek kito tos lėšos yra bendroji jungtinė nuosavybė.
per pusę, bet momentas yra, jeigu savo darbu fiziniu dar kažką irgi darė. Darbą mes vertinam kaip apmokestinamą dalyką. Kad, sakykime, vienas sutuoktinis galbūt iš vis nei pinigais, nei darbu neprisidėjo, kitas ir pinigais, ir pats tapetavo, gal remontavo, gal kažką darė. Tai piniginis aspektas, niekas kompensacijos negauna, nes pinigai Bendras per turtas. pusę. Bet už darbą kompensaciją galima gauti, arba jeigu tas darbas yra antiek esminis, paėmė bakūžę ir savo rankomis ją atstatė iki vertingo namo, tai tada jau galime kalbėti, kad tam remontuotojui, tam statybininkui sutuoktiniui didesnę dalį galima priteisti, nukrypti nuo lygių dalių principo ir jam už tą visą įdirbį ne pusę priteisti, o kažkokią tai didesnę proporciją. Tai čia vyram auksarankiam dabar, nes Lietuvoje tokių labai daug, tai yra tokia žinutė. Taip, ir čia tas yra labai netgi ir aktualu sugyventinių santykiams, nes dažnai būna, kad, tarkim, vyras atsikrausto pas moterį į butą, taip, jis to buto ten nepirko, jo galbūt baldų irgi ten kažkokių nepirko, bet savo rankomis, savo moteriai, norėdamas padėti, remontavo, kad geriau gyventų, gražiau, vis tiek ir pats galbūt ten gyvens, ir po to išsiskiria. Ir jis turi išeiti iš to būsto, o visi remontai ten rankom padaryti tai ir lieka, tai jis turi teisę reikalauti kompensacijos už tuos padarytus už jo darbą. Ne tik už medžiagas, bet už tiesiog fizinį darbą, nes kitu atveju juk mokėtų meistrui. Taip, ir labai, labai brangiai šiais laikais. Taip. O sugyventinis, savo rankom ar sutuoktinis viską padaro, jis turi teisę už tai gauti kompensaciją. Kaip su visokiais vertybiniais popieriais, kriptovaliutom? Vertybiniai popieriai tikėtina čia kur kas paprasčiau, bet kriptovaliutos, kurios, kaip mes žinom, ten įsirašė kažkokį raktą ir gali nieks net nežinot. Net iš tikrųjų paveldėjus turbūt žmonės gali niekada nežinot, kad kažkas turėjo kriptovaliutą, nes tai niekur nefiksuojama. Pensija, gyvybės draudimas, 3 pakopos pensija. Kaip skyrybų atveju su šitais visais dalykais? Visam turtam šiaip galioja ta bendroji taisyklė, kad kas įgyta po santuokos yra bendra, išskyrus tas išimtis, kurias aš buvau išvardinusi. Tai įeina ir kriptovaliutos, ir vertybiniai popieriai, ir pensija. To žmonės labai dažnai nežino, kad nuo santuokos sudarimo momento, kiek sukaupi ten 2, 3 pakopoje pensijos, skyrybų metu ją gali tekti pasidalinti, jeigu sutuoktinis to reikalaus. Tai nereiškia, kad tu turėsi išimti, nes ne visada tu gali išimti be tam tikrų baudų ir mokesčių tos pinigus, bet tiesiog yra apskaičiuojama, kiek santuokos metu tu sukaupiai ir pusę tos sumos turi kompensuoti savo sutuoktiniui. Tai tą reikia turėti omeny ir tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl aš žmonėm dažnai rekomenduoju jau vien dėl šito aspekto vedybinės sutartis, kad pensijos neprarast. Vertybiniai popieriai tai nėra labai sudėtinga, su kriptovaliutom šiai dienai mes turim labai daug problemų. Nežinom, tiesiai šviesiai pasakysiu, labai dažnu atveju nežinom, ką daryti ir kai sakau nežinom, ir teismai dažnai nežino, ir advokatai nežino, nes neturim dar labai aiškių instrumentų, kaip susekti, ką žmogus turi, kiek turi, ir su tom kriptovaliutom yra tikrai labai didelių problemų. Labai skatinčiau sutuoktinius stebėti vienas kitą, jeigu yra kažkuris linkęs investuoti į tas pačias kriptovaliutas ir taip toliau, domėtis, kiek ten ko yra, kur yra, ką perka, tiesiog, savo kažkur arba galvoje ar kažkur pasižymėti, nes skyrybų atveju labai tikėtina, kad niekas kitas neatkas, jeigu tu nežinosi, kur kasti. Bet kai mes sakom, kad partneris turi, tai kaip tada? Imama vieno partnerio pensija skaičiuojama, kito partnerio pensija skaičiuojama, tada viskas susumuojama ir viskas kažkaip skirtumai dalinami. Taip, jeigu, tarkim, vienas sukaupė, aš čia tokiom jokingom sumom sakysiu, bet vienas sukaupė 1000, kitas 2000, tai mes laikom, kad iš to vieno 500 turėtų vienam priklausyti, iš to kito 1000 kitam, tai reiškia, kad tas perveda tik 500, tokia įskaita gaunasi. Supratau. Bet ne visada žmonės žino apie tas pensijas ir kai nežino, dažnu atveju ir nereikalauja jų. Bet čia yra problema. Aš tai nustebęs, nes aš visą laiką šventai tikėjau, kad gyvybės draudimas, pensijos, taip toliau,
tai yra neliečiamas dalykas, nes, tai yra tavo ateitis, nes, pavyzdžiui, dirbai ten visą gyvenimą, susitokiai 40, tai dabar ir išsiskyrė 45, tai tų 5 metų tarpą dabar čia skaičiuok, dalink, aš visą laiką tikrai galvau, kad šitie dalykai neliečiami nei vieno, nei kito atžvilgiu. Yra liečiami, bet retai, nes dažniausiai žmonės nežino. Tik dėl nežinomybės. Taip, jeigu geras advokatas ateinim, tai mes tada paaiškinam, kad fondai, vertybiniai popieriai, pensijos, viską apsigalvojam, ką norim dalinti. Lygiai taip pat mes dalinam ir pinigus esančius banko sąskaitoj. Skirybų, faktinio iščirimo tų santykių metu, kiek žmogus turi banko sąskaitose pinigų, pusė tų pinigų priklauso sutuoktiniui. Ne visi nori, aišku, kapstytis, nes elementariai kiti žmonės žino, kad nėra. Žmonės ne visi uždirba daug, kiti gyvena nuo algos iki algos ir jie žino, kad ten nieko neras ir nesikapsto. O kaip su slepiamais dalykais? Mes jau šiek tiek palėtėm, kad žmonės iš anksto ruošiasi taip toliau, bet tarkime, net tų pinigų negavo, bet pavyzdžiui, ten grynais dirba. Ir tarkim, tuos grynus atiduoda tėvam, tėvai perka būstą, būste tam gyvena, kur tėvų būstas, žinai, viską. Perkamos mašinos ant kitų vardų, ant ten brolių sesių, kažkokios įmonės atidaromos su draugais, draugai ten savininkai ir toksai, žinai, tu gauniesi, kad tu ten dirbi už minimumą, o iš tikrųjų tai uždirbi daug, bet viskas yra ant kitų žmonių, ten gal slepiamos sąskaitos kitose šalyse. Kaip tokiais atvejais elgiatės? Kokie yra saugikliai pas jūs kaip teisininkus, ar jūs galite kreiptis kažkokias duomenų bazės ir ištraukti informaciją, ką žmogus turi ir kitose šalyse, ar čia jau tiesiog prisipažinimo atveju, ar, pavyzdžiui, tik partnerio žinojimu ir įrodymų pateikimu, kad pas jį kažkas yra ir jisai taip darė ir panašiai. Kaip tokius dalykus apsaugot? Mes galime iš užsienio sąskaitų gauti duomenis, bet reikia žinoti, kokioj šaly. Mes negalim dabar sakyti, kad teikiam užklausas viso pasaulio valstybių bankams. Ir reikia žinot, kur, bent jau šalį, tada tos šalies, kaip ir centriniai tai banko institucijai. Teismas išduoda tokį dokumentą, mes jį pateikiam tiem bankam ir jie pasižiūri, ar toks asmuo su tokiu asmens kodu turi kažkokių banko sąskaitų, jeigu turi, mes gaunam išklotinės. Jeigu nežinai kur, jau yra kita problema. Tai išslapstyti tikrai galima. Kas liečia neoficialias tas pajamas, bandom įrodinėti kartais per liudytojus irgi, kad gal kažkas dirba kartu, gal kažkas žino, kiek tas žmogus uždirbo. Įrodinėjom per gyvenimo būdą, jeigu žmogus teigia ir ant popieriaus pas jį yra minimali alga, bet jis atvažiuoja į teismą su naujausiu BMW automobiliu, tai mes ir nuotraukas teikiam, ir filmuotą medžiagą teikiam nuotraukas iš atostogų. Žmogus sėdi Maldyvuose, 5 žvaigždučių viešbutį, kelia į Instagramą filmuotą medžiagą, kaip geria prabangiausią šampaną, o ant popieriaus uždirba minimumą. Tai mes vadovaujamės ne tik kas ant popieriaus, bet aišku, jeigu žmogus gauna neoficialiai, sunku paskaičiuoti ten, tarkim, kiek jisai galėjo kitiem pervesti ar padovanoti, bet bandom paskaičiuoti ir tikrai tas kompensacijas bandom ne visada galbūt tiksliai, bet kažkiek tikrai atkapstom. Teismų praktikoje kiek tokie įrodinėjimai vis dėlto pavyksta ir pavyksta prisiteisti tokiais atvejais tos kompensacijos? Santuokos metu tai dažniausiai nėra labai aktualu, nes net jeigu žmogus dirba neoficialiai, jie perka viską vis tiek santuokos metu, tai net jeigu ir iš juodų pinigų pirko, dalini per abu per pusę. Tai ten nėra labai didelės tragedijos. Tai labiau imponuoja, kai sprendžiam vaikų išlaikymo klausimą, jau kai yra santuoka nutraukta, po kurio laiko reikia iš naujo priteisti išlaikymą, ten tarkim pakeisti jo dydį ir matom, kad žmogus uždirba minimumą arba yra bedarbis. Ir va tada mes įrodinėjom, kad nėra jis bedarbis arba neuždirba minimumo, o daugiau. Ir teismai labai, taip sakyčiau, progresyviai tai žiūri, priima įvairias įrodinėjimo priemonės, kad galbūt žmogus uždirba iš tikrųjų daugiau negu kad ant popieriaus rodo, o net jeigu nėra jokių įrodymų, teismai yra išaiškinę, kad sveikas, darbingas žmogus privalo dirbti ir užsidirbti, kad išlaikytų vaikus. Tai yra jo pareiga. Nenori dirbti, nedirbk, tau skola pas antstolius kaupsis. Dar daugelis visą laiką besiskirdami galvoja, kad dalinasi tik pinigus. Bet kaip su skolomis?
Tai dalinamės visą turtą ir aktyvą, ir pasyvą, tai yra ir tai, kas yra apčiuopiama namas, butas, mašina, pinigai, tiek tai, kas yra minuse, kaip sakant, skola, paskolos, lizingai, kreditai ir taip toliau. Tai įsivaizduokim dabar esam santuokoje, skiriamės, o pas mus mašinos lizinginės, namas paskolinis ir sako, nu tai klausyk dabar, man priklauso mašina. Tai turi ką, lizingą pasimti? Labai vairiai žiūrim, nes Ar turi išpirkti mašiną ir tada atiduoti? Labai priklauso nuo pačio kredito, nes teismai yra išaiškinę, kad numeris vienas interesas, kieno mes saugom, yra kreditoriaus interesas. Ir jeigu mes kalbam apie didesnę paskolą kažkokią, bankas dažniausiai neleidžia vienam atsirašyti nuo paskolos. Tai reiškia, kad jis toliau net ir po skyrybų lieka solidarių skolininkų dažnu atveju, tačiau tarpusavyje skyrybų tose dokumentuose, ar tai būtų taikus dokumentai ar ginčio būdu, įvyksta susitarimas tarpusavyje, kuris mokės. Tai pavyzdys, pavyzdžiui, yra namas su paskola. Ir nusprendžiam, kad namas lieka vyrui ir jis mokės ir paskolą, ir namas lieka, o žmona išmoka kompensaciją. Prieš banką jie toliau lieka solidariai skolingi ir bankas galėtų tiek iš vieno, tiek iš kito išieškoti, bet tarpusavyje įvyksta susitarimas teisinis, kad už paskolų mokėjimą yra atsakingas vyras ir jeigu nutiktų taip, kad bankas nurašys nuo moters, jinai teisminiu būdu gali išsiieškoti iš vyro. Taip yra todėl, kad bankam neapsimoka rizikuoti dažnu atveju, jeigu pavienio to žmogaus pajamos nėra ant tiek didelės, kad pakankamai saugiai galėtų išmokėti tą paskolą. Bankas nenori paleisti ramiai to kito ir sako, liekat jūs abu solidariai. Ir tai šiaip yra didelė problema, labai didelė problema, todėl kad tas, kuris net ir nemoka paskolos ir net negyvena tame name, ant jo kabo paskola. Ir dėl to jis gali nebegauti kitos paskolos, jeigu jo pajamos nėra didelės. Taip. Nes bankė tai fiksuosis, kad jis turi paskolą, nors faktiškai teismo būdu jisai neturi paskolos. Taip, turi paskolą ir dėl to tokiu atveju naudingiau būna parduoti, tarkim, namą, atiduoti paskolą, pasidalinti, kiek lieka pinigų per pusę ir jau tada toliau kiekvienam atskirai imtis po naują, sakykime, paskolą arba nuomotis būstą ir nelikti pririštiem. Su automobiliais ar kažkokiom mažesniais lizingais kreditais yra lengviau, nes tai yra mažesnės sumos, bankui netaip rizikinga būna kreditoriui arba kažkokiam tai, jie tada dažniausiai sutinka, tarkim, kokį automobilį, jeigu tai nėra kosminė suma, palikti vienam, o kitą atrašyti nuo jos. Nu, tai tam vienam lieka ir automobilis ir paskola, kitam išmoka kompensacijas. Kaip su greitais kreditais? Nes, juos tai nereikia sutuoktinio sutikimo, nuėjau, pasiėmiau, pasą parodžiau, 1, 2, 3, 5 skyrybos ir tada sako, o tavo vyrelis, žinok, tai ten prisijėmė su 100 000 greitų kreditų, 20% palūkanos, ai, tau dabar reikės susimokėti, o jinai galvoja, kad jinai dar čia kažką tai ir gaus. Tai kaip tokiu atveju? Mes neturim saugiklių apsaugot nuo paėmimo kredito, bet mes turim saugiklių, ką daryti, jeigu jis jau yra paimtas be tavo žinios. Nes bet kada vertinant bet kokią santuokoje įgytą prievolę, mums yra svarbu, ar ta prievolė buvo įgyta šeimos poreikiam tenkinti ir ar buvo kito sutuoktinio sutikimas ir žinia. Tai jeigu yra paimamas kreditas ir jis panaudojamas ne šeimos poreikiam tenkinti, tai tada galima nuo tos prievolės atsirašyti tam, kuris to kredito neėmė. Aišku, tą jau mes dažniausiai darom teisminiu būdu. Kreditoriui vienodai rodo, jis iš ko reikės iš to išsiieškos, jam svarbu yra 2 žmonės, jam patogiau dar. Bet teisminiu būdu, kai mes jau skiriamės, pavyzdžiui, ir žiūrim, kiek yra įvairių prievolių, jeigu nėra jokių įrodymų, kad tas kreditas šeimai buvo panaudotas, ne skalbimo mašiną į šeimai pirko, ne maistą šeimai pirko, o savo gal pralošė, gal savo kažkokių asmeninių daiktų prisipirko, tada tą kitą sutuoktinį mes, kaip sakam, atjungiam nuo to kredito ir kartais net išmokam jam kompensaciją tais atvejais, kai įvyko bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės sumažėjimas. Tai pavyzdžiui, paėmė kreditą
Ir vis tiek, kai mes kreditą mokam, tai papildomai jį reikia sumokėti. Tu moki su procentu kažkokiu, tas įmokas kažkokias. Tai tie papildomi pinigai tai eina į šeimos biudžetą. Tai tu sumažinai šeimos biudžetą, tą bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę ir pusę tų pinigų priklauso sutuoktiniui. Bet vis tiek tai yra viskas teismo būdu, tai nėra taip, kad atėjau, pasakiau ir čia viskas yra procesas, tai yra ilgi įrodinėjimai ir taip toliau. Ir labai dažnai būna taip, kad apie tokius įsiskolinimus ar pinigų išnešimus yra sužinoma tada, kai aš sakau, į duris pasibeldžia antstolis ir uždeda areštą ant kažkokio tai šeimos ten nuosavybės kažkokios sutuoktinių. Ir tik tada sutuoktinis sužino, kad labą dieną yra dideli įsiskolinimai, jie yra nemokami ir jau iki tokio lygio, kad ant kažkokio bendro turto uždedamas areštas. Gerai, o kaip su advokato atlygiu? Kuomet šitus visus dalykus mes bandom prisiteisti. Tai aišku, aš sambaudausi teisininką, advokatą, aš einu į teismą, tai aš moku, bet paduodu į teismą savo partnerį. Ir bandau įrodyti, kad va, tenai jisai pralošęs yra, tenai įsiskolinęs, kad jis man turi čia kompensuoti, taip toliau, arba ten va įsigijo turtą kažkokį, kuris liepia, turi sąskaitas. Na, žodžiu, visą puokštę. Ir aš moku teisininkų ir tarkim šitą bylą aš laimiu. Tai teisininko paslaugas tas pralaimėjęs turi padengti? Taip. Bylinėjimosi išlaidos, į kurias dar plius įeina ir toks dalykas kaip žyminis mokestis, tai yra mokestis teismui valstybei už tai, kad nagrinėtų tą bylą, advokato išlaidos, kartais tai gali būti vertėjo išlaidos, turto vertintojo išlaidos, žodžiu viskas, ką patyrei dėl šito teisminio proceso, yra bylinėjimosi išlaidos ir jos paskirstomos procentaliai pagal tai, kiek žmogus laimi bylos. Jeigu laimi 100% bylos, visas 100% tau turi būti atlyginta iš kitos pusės. Jeigu laimėjai 80%, tau turi atlyginti 80%, o tu kitai šaliai atlygini 20%. Jeigu laimėjot 50-50, darome įskaitimą. Nu tai tai irgi. Vienas vienam 50, kitas kitam, nes advokatų įkainiai yra skirtingi, tai tos sumos gali būti nevienodos. Ir va taip va padaro tą įskaitimą išlaidų. Tai kuo daugiau bylos laimi, nes ką reiškia kuo daugiau, tai byla turi daug reikalavimų. Tai tarkim skyrybų byloje vienas bus nutraukti santuoką, antras ten tarkim nustatyti vaikų gyvenamąją vietą, trečias nustatyti alimentų dydį, ketvirtas bendravimo tvarką su vaikais, ten penktas skolas padalinti ir taip yra daug tų reikalavimų ir iš principo kiek tau jų patenkina, kiek bylos laimi, tiek tau atlygins bylinėjimosi išlaidų. Tai tam, kuris pralaimėjo ir jeigu to, kuris padavė, teisininkas yra labai brangus, labai nepasisekė. Taip, čia irgi tas yra, kad kartais žmogus laimi procentaliai galbūt ir daugiau bylos šiek tiek, bet jo advokatas buvo pigesnis negu to kito, bet čia irgi svarbu žinoti, kad įkainiai negali būti iki kosmoso. Įkainius reguliuoja Teisingumo ministras, yra tam tikros rekomendacijos advokato įkainių. Internete net žmonės gali įsivesti advokato įkainių skaičiuoklę. Yra tokia skaičiuoklė, kur galima įsivesti tam tikras paslaugas, tarkim, ieškinio parengimas, atstovavimas teisme. Kokios yra lubos advokato įkainio, kad neviršytų. Ir tiesiog, kad nebūtų taip, kad už ieškinio parengimą sumokėjai 1 milijoną eurų. Tai nu, čia žinai, užsienė tai taip čia yra. Amerikietiškas standartas. Taip, Amerikoje ten yra advokatai, kurie vieną bylą ir po to laimi ten milijonus uždirba ir laukia kitos metus. Tai Amerikoje advokatai su privačiais lėktuvais skraido. Lietuvoje mes turim tas lubas, sakykim, tai į kažkokį jau ten visiškai kosmosą nenuskristi įkainiai. Dabar klausimas šiek tiek toks, ne apie santuokas, bet apie sugyventinius. Taip. Nemaža dalis žmonių šiais laikais gyvena kartu ir išgyvena daug metų. 10, 15, 20 metų, bet nesusituokia. Kaip tokiais atvejais? Kada yra dalinamas turtas? Kaip tai įrodyti? Po kiek metų jau galima vertinti, jog šitie žmonės yra, prilyginami santuokai? Aš nežinau, ar įmanoma prilyginti santuokai. Iš viso pakalbėkime apie tai iš esmės, kas tas sugyventinių statusas ir kada jis įsitvirtina jau. Metai iš vis yra nereikšmingi Lietuvoje, gali nors ir 50 metų pragyventi, patys metai teisinės reikšmės neturi jokios. Kas turi teisinę reikšmę, ar jūs
kūrėt iš bendrų lėšų arba bendro darbo kažkokį bendrą turtą. Ir ar buvo susitarimas, kad tai bus bendra. Na tai sakykime, bendras lėšas kooperavo, nusipirko kažkokį tai būstą, galbūt nusipirko vieno sugyventinio vardu, nes kadangi nebuvo, tarkim, santuokoje, nenorėjo abiejų registruoti, bet visą laiką buvo toks susitarimas, kad čia yra mūsų abiejų, iš mūsų abiejų pinigų, mes čia abu gyvensim, tada mes galim teisminiu būdu tą turtą dalinti, jeigu įrodom tikrai, kad buvo intencija abiem čia pirkti, abiejų darbų, abiejų lėšomis, tada galim dalinti tą turtą, pripažinti, kad jis buvo bendras, bet tai yra visada sudėtingiau negu santuokiniai klausimai. Nes įrodyti tą bendrumą yra sudėtinga, nesvarbu ne tik, kad jūs kartu ten gyvenot ir kartu kažkiek lėšų investavot, bet kad buvo tikrai susitarimas, kad čia bus jūsų abiejų, o ne tik, kad aš investuoju į tavo turtą, ar kad šiaip prisidedu prie tavo turto. Tai jeigu, pavyzdžiui, nežinau, moteris ar vyras turi būstą, jam tai, nežinau, 35-40 metų, gal net vyresni, gal 50 metų, ir susipažįsta su partneriu, partnerė ir atsiveda į namus. Ir gyvena ten 10-15 metų kartu. Tai įrodyti, kad tai, nebuvo pirktas, nebuvo gerintas, bet tiesiog gyveno kartu, buitį vedė kartu. Tai tokiu atveju niekas nepriklauso. Nieko. Buities vedimas yra kaip ir nereikšmingas. Vien už tai, kad kartu gyvenot kažkieno būste, yra nereikšminga. Nebent būtų kažkokie pagerinimai, tai arba kompensacija už pagerinimus, arba jeigu jau tie pagerinimai yra tiek esminiai, kad turto vertė iš esmės pasikeičia, vėlgi kažkaip pagerinai bakūžė iki gero namo, tada jau tokiu atveju galėtum net ir į dalį turto pretenduoti, net jeigu jis buvo įgytas anksčiau ir tik vėliau tu jį atsikėlė, bet tiek iš esmės jį pagerinai, tokia didelė vertė, tada jau galima kalbėti, kad tau priteis irgi galbūt dalį turto. O jeigu gyveno kartu ten 30 metų ir mirties atveju, tarkim, vyras su moterim, moteris atsikraustė pas vyrą, 30 metų kartu gyvena, vyras mirė ir liko būstas. Ir dabar, aišku, ten yra gal kažkokie vaikai, anūkai ir vaikai sako jai, tai ir viso gero. Ar jinai turi kažkokią teisę į tą būstą, jeigu jinai tiek metų yra pragyvenus to vyru mirties atveju? Taip, jeigu nebuvo testamento, tai tas būstas pereis, visas turtas iš principo pereis įstatyminiam įpėdiniam, tai vaikai dažniausiai yra įstatyminiai. Jeigu jų yra, jeigu nėra, tai kitiem giminaičiam. Viskas priklauso nuo to, ar ta moteris buvo kažką investavusi tą būstą. Ar jinai prisidėjo, ar jinai gerino. Jeigu prisidėjo, jeigu jinai gerino, jinai turi teisę kompensaciją iš įpėdinių. Bet jeigu jinai tiesiog gyveno ir tiesiog buitį kartu vedė, bet nei savo darbų remontavo, nei pinigais pagerino, tai viskas. Ok, tai reiškia, iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėti, tai jeigu pora nesiruošia tuoktis, bet kažkokias nori teisės turėti į kažką, tai turėtų abiejų vardu imti ir paskolą, ir vienodai nešti pinigus kažkaip, tai ir taip toliau, kad ateityje, jeigu jiems tektų išsiskirti tiesiog būnant su gyventiniais, tai jie turėtų teisinius kažkokius įrodymus, kad jie kartu prisidėjo prie to kažkokio turto pirkimo. Tik toks atvejis. Taip, nes šiai dienai mes neturim partnerystės įstatymo. Labai dažnai yra galvojama, kad partnerystės įstatymas čia tik homoseksualiem asmenim, tai yra netiesa. Mes turim tiek daug ir heteroseksualių sugyventinių, kurie labai daug teisinių problemų patiria dėl to, kad nėra partnerystės įstatymo. Tai kas belieka kaupti įrodymus. Kaupti įrodymus yra apie savo įnašą į kažkokio būsto pirkimą, remontus ir apie tą intenciją, kad jūs abu savo perkat. Kad tai nėra tik, kad tu perki savo, o aš šiek tiek prisidedu, bet kad čia yra mūsų intencija, mūsų bendras būstas. Nes tą yra dažniausiai sunkiausiai įrodyti. Bet nevedę, kartu gali įsigyti bendrą turtą? Gali, taip. Dabar jau bankai ir paskolas duoda nevedusiam asmenim ir būstą įsigyti gali kartu. Tai rekomenduočiau taip ir daryti. Abiejų vardų pirkti
paskolą imti abiejų vardu, o ne tuo senoviniu būdu ant vieno, kaip sakant. Supratau. Na ir pakalbėkime apie vedybinės sutartis, nes paminėjai, kad tai jos apsaugo ne tik tai turtą, bet ir pensijas ir taip toliau. Tai kokios jos būna ir ką jose galima nurodyti iš viso? Nu, ten ką galima bet ką fantazuoti, ką tik nori, ar ten yra kažkokie dalykai, žinai, man priklauso šuo, man priklauso va, ta akcija, ta nepriklauso, ar ten kažkaip abstrakčiau viskas, ar ten galima iki detalių viską nurodyti. Kam jinai iš vis reikalinga? Nes visi, dar iš karto užbėgsiu įvykiam už akių, ką aš girdžiu, dažnai, kai palietė vedybinę sutartį, ypač moterų atžvilgių, jos iš karto įsivaizduoja ir sako, kad tai yra kelias į skyrybas, nes vedybinę sutartį, tai ką tu jau čia skirtis ruošiesi? Kam tau čia apsisaugoti? Tai ką tu čia nėra meilės, nepasitikė, tai reiškia čia skyrybos. Jau užprogramuoji ateitį skyrybas. Aš labai dažnai šitą girdžiu. Net esu jau čia laidą apie tai darę su psichologė ir jinai tai patvirtino, kad labai dažnai šitas yra iškomunikuojama, jog tai yra pasiruošimas skyryboms. Vis dėlto, kas ta vedybinė sutartis ir ką joje mes galime nurodyti? Tai labai šiaip gerą paminėjai šitą tokį nusiteikimą neigiamą, kad aš irgi labai dažnai tą girdžiu, kai kalbu apie vedybinės sutartis, man sako, tai kam tuoktis, jeigu tu jau ruošies skirtis. Bet vedybinė sutartis yra kaip būsto draudimas. Juk mes nesiruošiam ir nelaukiam ir nenorim, kad mūsų būstas sudegtų, bet dėl viso ko jį apdraudžiam, nes žinom, kas bus, jeigu jis sudegs, o mes nebusim apsidraudę. Tai vedybinė sutartis iš principo atlieka tą pačią funkciją. Jinai apsaugo nuo blogiausių pasekmių. Ir vedybinės sutartis būna iki vedybinės ir po vedybinės. Jų esmė, skirtumas yra tik tas, kada jos yra sudaromos. Iki vedybinės sudaroma, iki vestuvių ir įsigalioja nuo santuokos momento, po vedybinė gali būti sudaryta bet kada santuokos metu. Ir jų esmė yra ta, kad jos reguliuoja turtinius klausimus. Moralinių negalima, tai negalima su vedybinė sutartim sureguliuoti, kas plaus indus, kas rūpinsis vaikais, kaip turėsi atrodyti, ar priaugti kažkiek kilogramų ar nepriaugti. Tokių dalykų Lietuvos teisinė sistema neleidžia mums nusimatyti. Čia jau užsienio dalykai, žinau, kad nusimato žmonės ir kaip figūra turės atrodyti po kažkiek metų, tai Lietuvoje tikrai ne. Taip, čia man rodos ir Lietuvoje buvo nuskambėjus viena situacija, bet ten yra užsienį sudaryta santuoka. Lietuvoje mes sprendžiam turtinius klausimus, tai mes jau net ir šioje laidoje aptarėme, kad tas bendras įstatyminis turtinis režimas yra, kad iki santuokos viskas asmeniška, po santuokos didžioji dauguma visko yra bendra, išskyrus su išimtimis keliomis. Tai su vedybinė sutartimi galima tą bendrą taisyklę pakeisti. Galima nusimatyti, kad viskas toliau lieka asmeniška tiek vieno, tiek kito. Galima nusimatyti, kad net tai, ką buvai įgyjęs iki santuokos, patampa bendra. Galima mišrų režimą taikyti. Nu, tai pavyzdžiui, kad namas mūsų bus bendras, butas lieka mano asmeninis, alga lieka ten, tarkim, mūsų asmeninė, pensijos lieka asmeninės, bet žemės sklypas bendras ten, tarkim. Galima tiesiog kaip nori, taip susireguliuoji, kas bus asmeniška, kas bus bendra. Galima nusimatyti tam tikrus kompensacinius klausimus, tarkim, už pragyventų santuokos metų skaičių, kompensacija, jeigu bus santuoka nutraukta dėl vieno iš sutuoktinių kaltės, kažkokia, tai negalima su vaikais į ateitį nuspręsti klausimų, negalim nusimatyti, su kuo liks vaikai gyventi, negalim nusimatyti, kokie alimentai turės būti mokami, negalima į ateitį nusimatyti, kokia bus bendravimo tvarka, nes čia jau yra neturtiniai klausimai. Čia yra vaikų klausimai, vaikai lieka atskirai. Tai su vedybiniam sutartim tiesiog tos turtinius klausimus galim susireguliuoti. Kokia yra ideali vedybinė sutartis? Ar egzistuoja tokia? Kurie būtų, na, pavyzdžiui, ten laikų patvirtinta, kuri yra tvariausia ir išlaiko santykius ir santuoką laiminga ir skyrybų atveju abi pusės lieka laimingos. Manau, ideali skyrybų sutartis yra ta, kuri skyrybų atveju abu partnerius paleistų su vienodai laimėjusią turtinę padėtimi, nes tokiu atveju, kad nebūtų taip, kad vienas nesiskiria, todėl kad žino, kad liks plikas basas.
Nes tada susidaro sąlygos toksiškiam santykiam, galbūt net smurtiniam santykiam. Kaip su vedybinės sutarties keitimais, kaip dažnai tą galima daryti? Kiek nori, galima eiti pas notarą, keisti, koreguoti, kiek nori, nes tikrai pasikeičia situacija. Galbūt, kai susitokiai, nenorėjai turėti vaikų ir jie buvo visiškai neimponuojantis, kad tavo žmona, tarkim, išeis vaiko priežiūros atostogas. Galbūt tuo metu dar neturėjai verslo ir tai buvo neaktualu, o dabar nori kurti kažką ir norit, kad tai galbūt tavo asmeniška arba taip toliau. Tai gali eiti ir eiti vos ne kas savaitę pas notarą, kiek nori ir keitalioti. Okay. Bet čia yra svarbu, kad pas notarą jos yra sudaromos, tikrai jokia vedybinė sutartis negalioja tiesiog ant popieriuko surašyta. Prie vyno taurės. Maždaug aš, Artūras, pasirašau, kad visas mano turtas atitenka žmonai, tai ne. Vakare prie vyno, išgėrus 3 taurės. Po kivirčio, kad žmona atleistų, užrašai visą turtą, negalios. Kokią pačią keiščiausią vedybinę sutartį tu turėjai savo praktikoje? Žinok, Lietuvoje keistų nėra, kadangi mes negalim tų moralinių nuostatų įsidėti. Viskas iš principo yra tik turtiniai klausimai, o ką ten su tais turtiniais labai keisto nusimatysi. Aišku, gal keistesnis būna kokį šunį, kad gali palikti, nes šuo iš principo yra turtas. Nes už šunį mokėjai pinigus, tai nėra žmogus, šuo yra turtas ir galima nusimatyti, kad šunis kaip turtas kažkam atitenka. Kaip su vedybiniam sutartim Lietuvoje? Ar jų daugėja? Kokia situacija? Daugėja ir tai yra džiugi statistika, nes anksčiau visgi ta stigma, kad jeigu jau rašaisi sutartį, tai tikrai išsiskirsi, jinai dabar jau nyksta. Jaunimas dabar jau protingiau žiūri, racionaliau žiūri į skyrybą, supranta, kad kas antras išsiskiria. Ir žiūri tą sutartį kaip draudimą, kaip sakau, kaip būsto kokį draudimą. Ir daugėja to sutarčių ir tai yra labai gerai, džiugi statistika, kuri padeda mažiau nudegti skyrybų metu. Nebijot, kad jums darbo neliks pat? Nebijom, nes net ir su vedybiniam sutartim mums kyla įvairių tų problemų, kartais net ir bando tas vedybinės sutartis ginčyti. O, netgi taip? Taigi atrodo, kad čia jau viskas, pasirašai, tai ką čia dar ginčyt? Bando ginčyt, kad ten neva gal buvo priversti, gal ten kažko nesuprato. Ne visada, aišku, pavyksta jas nuginčyti, dažniau nepavyksta negu kad pavyksta, bet visada bus žmonių, kurie tuoksis be vedybinių sutarčių, tai manau, be darbo neliksim. O kokia buvo pati sunkiausia tavo byla karjeroje, kurią galėtum išskirti ir labiausiai prisimeni? Žinai, sunkiausias, jeigu iš teisinės pusės, tai būtų tokios, kur net nebūtų įmanoma jų įdomiai atpasakoti, nes tai būna susijęs su turtiniais klausimais, kai turtas labai daug kartų juda iš vienos formos į kitą, žinai, iš namo į akcijas, iš akcijų į butą, iš buto į automobilį ir ten reikia galus surišinėti. Būna sunkesnės, gal sakyčiau, iš moralinės pusės. Kai tiesiog gal nėra teisiškai labai sudėtinga, bet ant tiek yra sunku ant dūšios, ant širdies. Tokia pirma, kur dabar man gal šauna į galvą, yra su tėvystė susijusi byla, nes mes turim tokį dalyką kaip tėvystės nuginčijama. Visi tą žino, kad galima nuginčyti tą tėvystę. Ką tai reiškia nuginčyti tėvystę? Jeigu yra įrodoma, kad tėvas, kuris augina vaiką, kuris yra nurodytas gimimo liudijime, nėra biologinis vaiko tėvas, galima nuginčyti tėvystę ir nustatyti kitam. Beje, tu taip dabar gerai palietei, aš klausiau visai nesenai per žinių radiją ir Anglijos statistika, kad 4 iš 10, meluoju, 1 iš 10 vyrų augina ne savo vaikus. Ne vienas, man rodos, kad 4 iš 10. 4? Lietuvoje tai yra, man rodos, 3 iš 10 kažkur augina ne savo vaikus. Taip. Ta prasme, aš buvau apstulbęs, kaip 3, ta prasme, iš 10 tik 7 vyrai augina savo vaikus. Taip, ir mes čia vėl grįžtam prie to, kad moteris geriau slepia neištikimybę. Wow. Ir labai liūdna, žinok, tos yra bylos ir mano turbūt viena tokia liūdnesnių, kur man tiesiog labai įstrigo. Tai buvo šeima, turėjo vieną vaiką, po to susilaukė antro ir tam antram vaikui jau buvo gal 4 metai, tiek tėvas, tiek mama augino tą vaiką. Ir šeima skiriasi, jau tiesiog santuoka griūna ir mama pareiškia, kad tas jaunesnis vaikas, brangusis, visgi yra ne tavo. Ir pradėjo procesą teisinį dėl tėvystės nuginčijimo. Ir po 4 metų auginimo vaiko tam tėvui buvo nuginčyta tėvystė
ir jis prarado visas tėvo teisės į savo vaiką, kuris buvo jo augintas ir mylėtas ir laikytas savo 4 metus. Bet šita byla yra labai tokia įmantri tuo, kad dažniausiai, jeigu žmogus praugina kelis metus ne savo vaiką, jau tėvystės tu nebenuginčysi. Todėl, kad teisėje mes dar turim tokį dalyką kaip socialinė tėvystė. Tai reiškia, kad jau tu paauginai, tai reiškia, tu esi tėvas, nes vaikui būtų gyvenimo trauma dabar atimti po kelių metų tėvą. Čia kaip įvaikintus vaikus, ne tas pats. Bet šitoj byloj, kas buvo, labai iš tikrųjų skaudu ir negražu, kad mama slapčia biologiniui tėvui karts nuo karto duodavo bendrauti su tuo vaiku, nes jį toliau slapčia romaną turėjo su juo. Miegodavo, žodžiu. Taip, kad ir nelabai dažnai, bet bent jau ten kokį vieną savaitgalį per mėnesį, tas vaikas pabendraudavo ir su biologiniu tėvu. Ir tai buvo pakankamas pretekstas nuginčyti tėvystę tam nebiologiniui tėvui, nes vaikas pažįsta savo biologinį. Ir tu įsivaizduok, kokia yra tėvui iš tikrųjų gyvenimo trauma. Nu jo, čia sunku suvokti. Aš sakau, tada per žinių radiją, kai klausiau, aš tada jau sunkiai suvokiau, kad tokios bylos iš vis egzistuoja ir kad bando nuimti tą tėvystę ir vyrai sužino. Tai kai kurie sužino ir po 10 metų, tai čia iš viso... Ir tada jau jie nebeturi šansų nuginčyti, nes yra ta socialinė tėvystė. Bet, pavyzdžiui, dabar 4 metų vaikas, aš įsivaizduoju, kad jis tai nedaro jokio pasirinkimo, nesgi po to būna kažkaip tai, kai ten vaikai dar renkasi, kas su kuo likti ar kažką, tai jų liudijimus ima. Skyrybų bylose jau kai vaikui yra nuo kokių 12 metų kažkur, čia jau nuo vaiko brandos priklauso, bet kažkur nuo 12 metų vaikas gali pareikšti nuomonę, bet ta nuomonė nėra kritinė. Ta prasme, pasiklausom vaiko nuomonės, bet jinai nėra viską lemianti. Tai yra tik vienas iš kriterijų, pagal ką mes sprendžiam, su kuo liks vaikas gyventi. Pakalbėkime apie vaikus, nes šita tema irgi labai yra svarbi, ypač skyrybų atveju. Ir atrodytų, dažniausiai, jog žmonės susilaukia vaikų dėl to, kad abu nori ir besiskiriant turėtų viskas būti paprasta. Vyras myli vaiką, viską atiduoda vaikui, stengiasi, moteris leidžia tėvui bendrauti su vaiku, gyvena savo atskirus gyvenimus, vaikai laimingi ir taip toliau ir panašiai. Bet retai kada tai būna. Ir šiaip, kodėl dažnai vaikai lieka pas moterį, o ne pas tėvą? Kodėl būtent yra taip nusistovėjusi tvarka? Iš dalies mes turim vis dar tą stereotipą, kad neva mama yra geresnė vaiko rūpintoja negu tėvas. Iš kitos pusės, mamos dažniausiai yra tos, kurios daugiau būna rūpinusiosis vaikų nuo gimimo. Tai mes jau čia tą, kaip ir minėjom, mamos, žmonos 3 kartus daugiau buityje prisideda, į tą buitį įeina ir su vaikais susiję darbai. Tai dažniausiai su vaikais susijusių visokių pareigų daugiau būna atlikusios mamos ir teismai mamom tą vaiko gyvenamąją vietą ir priskiria su mamom. Buitiškai mes tą vadinam žmonių kalboje globa, bet paminiu, kad teisėje tai nėra globa, bet galima buitiškai sakyti globa, bet tai nėra teisinė globa. Mes vadinam, kad vaiko gyvenamoji vieta yra nustatoma su mama. Arba su tėčiu. Kokiais atvejais nustatoma su tėčiu? Jeigu taip yra nusistovėję, kad pas mamą vaikai lieka, tai kokiais atvejais būna taip, jog, vaikai liks su tėvu? Tais atvejais, kai tėvas įrodo, kad jis visgi daugiau prie vaiko auginimo prisidėjo, tai jis galbūt buvo į vaiko priežiūros atostogas išėjęs, jis galbūt vaikui visada valgyt gamindavo, jis pas gydytoją gal vesdavo, jis gal slaugydavo, kai vaikas sirgdavo. Tai jeigu jis įrodo, kad jis buvo svarbesnė figūra vaiko auginime, arba tais atvejais, kai, taip negražiai pasakysiu, su mama kažkas yra negerai. Priklausomybės, smurtas, psichinės ligos kažkokios rimtos, bet visgi statistiškai dažniau su mama. Arba dabar jau turim tą tokį naujesnį modelį, tą 50-50, kai vaikas auga per pusę su abiem tėvais. Ok, tai išeina taip, kad moterį įrodinėti nereikia, o vyrui, kad liktų su vyru, tai jam reikia krūvą reikalų atlikti, kad įrodyti, jog jisai yra geresnis
kaip sakant, tėvas, su kuriuo galėtų vaikai likti. Taip išeina. Taip, taip. Visgi liūdna tiesa yra ta, kad jeigu vyras nori, kad su juo vaikai liktų gyventi, jam įrodinėti reikia tikrai daugiau. Dabar su modeliu 50/50. Kaip suprantu, dalinasi laiką, ten po savaitę, priežiūra, viską, kas dar ten yra dalinama 50/50. Taip, tai 50/50 yra, kad vaikas vienodais laiko tarpais gyvena tiek pas mamą, tiek pas tėvą. Tai gali būti kas savaitę, gali būti kas 2 savaitės, gali būti nors ir kas mėnesį, priklauso nuo vaiko amžiaus, kur vaikas gyvena. Labai svarbu šituo aspektu yra, kad turi tėvai kažkur sąlyginai netoli gyventi, na, tai tam pačiam mieste. Turi vaikui būti patogu tiek iš vieno tėvo, tiek iš kito vykti tiek į darželį, tiek į mokyklą. Na, negali būti taip, kad mama gyvena prie mokyklos ir vaikas gali nubėgti per gatvę, o tėvas gyvena už miesto ir vaikui valandą laiko reikėtų į mokyklą važiuoti. Tai turi būti panašios sąlygos tiek pas mamą, tiek pas tėvą. Gyvenimo sąlygos turi būti panašios tiek pas mamą, tiek pas tėvą. Negali būti taip, kad pas mamą vaikas gyvena vienam kambarį su 12 žmonių, o pas tėvą turi savo atskirą kambarį. Tai vėlgi yra per dideli kontrastai vaikui 2 savaitės gyventi su 12 žmonių vienam kambarį, o po to 2 savaitės vienam karaliauti tame kambaryje. Tai turi būti daugiau mažiau panašios tos sąlygos. Turi būti tarp tėvų daugiau mažiau, na, darnus santykiai, nes jeigu jau vaiką mes kas savaitę ar kas 2 dalinsimės, tai jau privalu būti, kad būtų maksimali komunikacija tarp tėvų. Jie turi žinoti maksimaliai, kas mokykloje vyksta, ką namų darbam reikėjo padaryti, sveikatos visus dalykus. Tai jeigu tėvai yra, na, jau ten visiškai, gal net smurto tarp jų yra buvę, kur jie net negali šalia būti viens kito, ta 50/50 tvarka jau būtų vargiai nustatoma. Taip, o su elementais dar labai svarbu norėčiau paklausti, jeigu vyrui priteisiamais vaikas, tai tuomet moteris moka alimentus vyrui? Tas, kuriam yra priteisama vaiko gyvenamoji vieta, tas gauna iš kito išlaikymą. O jeigu 50/50 ir gyvena savaitę ten ir savaitę ten, tai alimentų mokėti nebereikia? Teoriškai reikia, praktiškai ne. Kodėl taip yra? Teismai vis tiek neleidžia nenurodyti, koks bus išlaikymas. Tai dažnu būna atveju, kad vis tiek kažkokį išlaikymo sumą mes numatom, sakykime, kad vienas vienam moka, kitas kitam ir tiesiog nurodom tą pačią sumą. Tarkim, vienas 300, kitas 300. Kodėl taip yra, nes skamba kažkaip nelogiškai, ne? Gyvena per pusę pas abu ir dabar abu viens kitam po 300 nevalyg ir turėtų mokėti. Taip yra todėl, jeigu vienas iš tėvų nustotų išlaikyti vaiką. Tam, kad kitas turėtų galimybę pasikreipti į antstolį. Nes jeigu mes nenumatysim jokio išlaikymo ir vienas tiesiog nustoja pirkti vaikui drabužius, batus ir taip toliau, ir visa išlaikymo našta kliūna tik ant vieno, tai jis tokiu atveju nebeturėtų kaip išsiieškoti. Tai mes privalom nurodyti tuos alimentus, dažniausiai nurodom identišką sumą, kad viens kitam veda, praktiškai jie neveda jos. Tai jinai tokia tik teorinis saugiklis. Kokie yra dabar minimalūs elementai Lietuvoje? Yra laikoma, tokios nustatytos sumos nėra, bet teismų praktikoje išaiškinta, kad rekomenduojama, kad vienam vaikui būtų skiriama per mėnesį ne mažiau kaip viena minimali alga atskaičius mokesčius. Per abu tėvus. Tai jeigu dalintume per pusę, tai ten iš vieno iš tėvų rekomenduojama, kad būtų ne mažiau ten 350 berods, kažkas tokio gaunasi. Ir daugelis iš tikrųjų nusistato elementus ir po to taip gyvena daug metų. Bet jeigu keičiasi minimali alga, tai kaip tada su perskaičiavimu vyksta? Taip, yra šiaip 2 tokie aspektai. Vienas yra, jeigu pasikeičia vaiko poreikiai arba pasikeičia tėvų turtinė padėtis, žmogus, tas, su kuriuo gyvena vaikas, turi teisę kreiptis į teismą ir persiteisti didesnį išlaikymą. Čia turtinė padėtis turiu omeny, pavyzdžiui, moteris gyvena su vaiku ir vyras geresnės pareigas gauna. Taip. Bet jinai gali, pavyzdžiui, nežinot. Gali nežinot, bet gali nujausti, pavyzdžiui, kad jisai gal mato, su kokiu automobiliu atvažiuoja. Arba jos pačios turtinė padėtis pablogėja. O jeigu jos pačios turtinė padėtis pagerėja, ar tai keičia? Tėvas gali kreiptis į teismą, kad būtų pamažintas išlaikymas. Jeigu jis liko vietoje, arba jam pamažėjo,
o mamai pagerėjo, jis irgi turi teisę kreiptis dėl pamažinimo. Nu, tarkim, mama susirado vyrą, kuris yra super ten turtingas ir gyvena dabar prabangiam name ir taip toliau, ir ten tie pinigai iš vis nieko nekeičia. Tai vyras gali kreiptis į teismą ir sakyti, Taip, kad... bet čia toks irgi ant klaustuko, nes to vyro turtinė padėtis, jinai nėra taip 100% imponuojanti, nes ne jis yra vaiko tėvas. Tai taip, jis gali uždirbti milijonus, jis gali turėti rūmus, bet jis yra patėvis ir patėvis neturi vaiko išlaikyti. Žiūrime iš principo mamos turtinę padėtį. Taip, kažkiek mes pažiūrim ir į sutuoktinių tų naujųjų turtinę padėtį, bet jinai nėra, nestatom visko ant jos. Okay. O kitas dalykas, kada dar irgi pakyla, sakykime, išlaikymas, tai nereikia kreiptis į teismą, tiesiog kiekvienais metais vasario 1 dieną antstoliai paskelbė tokį kainų indeksą, kadangi kyla infliacija, kyla kainos visko, ta pati suma, už kurią galėdavo išlaikyti vaiką, jinai dažnu atveju yra nebepakankama. Tai kiekvienais metais yra paskelbiamas antstolių rūmų puslapyje kainų indeksas toksai ir pagal jį turi būti perskaičiuojamas nuo vasario 1 dienos periodinės išmokos. Tai tam tikrais metais pakyla nedaug ir ten būna, kad reikia mokėti kokiais 4 eurais daugiau, bet yra buvę metų, kur vos ne 100 eurų pakyla, jeigu yra didesnė suma išlaikymo, ją indeksuoja ir ten, tarkim, pakyla 100 eurų. Tai to dažnu atveju nežino nei mamos arba tėčiai, su kuriais gyvena vaikai ir iš kurių, kurie turi gauti išlaikymą. To nežino dažnai ir tie žmonės, kurie turi mokėti tą išlaikymą. Ir būna labai nefaina, kai susižino po kokių 5 metų ir reikia sumokėti įsiskolinimą už 5 metus. Nors tu priteistą išlaikymą, tarkim, 300 eurų mokėjai pareigingai 5 metus, bet nežinojai, kad reikia indeksuoti ir tau antstolis suskaičiuoja, kad pas tave skola kokie 3000 eurų ir tu turi damokėti to, ko tu neindeksavai. Tai čia pats tas sutuoktinis, kuris moka elementus, jisai turi pats užbėgti įvykiams už akių ir mokėti vis daugiau ir daugiau. Indeksacija pačiam susiindeksuoti yra pareiga to, kuris turi mokėti periodinės išmokas, tai yra alimentus. Okay. Bet ar išmoka didėja priklausomai nuo studijų ir panašių dalykų? Ar jinai lieka ta pati vėl ten, tarkim, 300 eurų? Labai priklauso ir kada yra priteisinėjama, nes dažnai būna, praktikoje, ką aš pati matau, kad tie, kurie turi mokėti išlaikymą, tai dažniausiai yra tėčiai. Jie, kol vaikas dar mokosi mokykloje, patys susivokia mokėti ir nereikia jų į teismą padavinėti. Problemos prasideda, kai vaikas įstoja į universitetą. Ir tada mes jau vertinam visas išlaidas, ar vaikas mokosi mokamame, ar nemokamame moksle, ar dirba, ar nedirba, ar turėtų galimybę bent kažkiek padirbti, kaip jis leidžia pinigus, ar išlaidauja, ar neišlaidauja, kokios tėvų galimybės tą vaiką studijų metu išlaikyti tėvų yra. tą jau irgi vertiname. Ir kartais būna taip, kad priteisam didesnį išlaikymą, o kartais būna, kad ir mažesnį. Nes čia gali vaikai ir piktybiškai elgtis, turėdami ir galimybę, pavyzdžiui, tai kam čia mokytis, man čia stengtis, taigi tėvas man sumokės už mokslus. Taip, aš čia kaip tik turėjau labai nesenai tokią įdomią bylą, kurią laimėjau, atstovavau mamą, kurią padavė sūnus į teismą. Ir jis teigia, kad, tikrai vargšelis studijuoja, neturi pinigų, bet sūnus važinėjasi BMW automobiliu, vienas pats gyvena bute, rūkalam išleidžia kiekvieną mėnesį ten po 100 eurų, kavinėse valgo, kiekvieną dieną perka kavą iš kavinių, ką mes pamatėm iš banko išklotinių, kuriuo aš išsireikalavau, o mamos turtinė padėtis labai prasta. Mama uždirba mažiau už tą sūnų, kuris prašo išlaikymo. Wow. Mama važinėjasi viešuoju transportu. Mama turi dar 2 nepilnamečius vaikus. Mama turi sveikatos didelių problemų. Tai iš tos mamos, jinai buvo mano klientė ir mes įrodinėjom, kad jos pačios turtinė padėtis yra prastesnė nei sūnaus, o sūnus pinigus taško į kairę ir į dešinę. Tai iš jos priteisė tik 50 eurų. Kas mėnesį prisidėti prie sūnaus išlaikymo. Kiek sūnui metų? Gal 20,
Kažkas tokio. Man tik įdomus čia vat, faktas. Sūnui 20 metų ir jisai padavė į teismą savo mamą. Taip. Tai, bet iš tikrųjų buvo labai sudėtinga byla, bet mes labai daug dirbau prie to, kad mes įrodytumėm, kaip neatsakingai tas visgi asmuo, tas, kuris padavė mamą į teismą, kaip neatsakingai jis leidžia pinigus, kad visiškai netaupo, nors nori, kad tėvai išlaikytų, bet jis net pats paminėjo, kad ant kuro per mėnesį išleidžia 120 eurų. Na tai gerbiamasis, tu esi studentas, tu turi studentinės nuolaidas. Sėsk į autobusą ir važinėkis kaip visi studentai. Už 20 eurų per mėnesį. Taip. Tai mes vertinam visas aplinkybės jau vertinam. Ar studentas pats turi galimybę kažkiek save išlaikyti ir jeigu turi, tai kiek? O kaip dažnai susiduriu su to, kad klientas atėjęs pas tave meluoja, bet po to per laiką išlenda ta tiesa ir tada pamatai, kad byla visiškai yra apie ką kitą, negu buvo kalbama iš pat pradžių. Ar tai yra labai dažnas atvejis, ar tai yra retesnis atvejis? Dažnas ir ne visada gal sakyčiau, kad piktybiškai meluoja, dažnu atveju savo pusę papasakoja, arba o kitą nutyli. Ir tik vidury teismo posėdžio, kas yra labai blogai, mes labai prašom klientų, kad ir kokia būtų bloga ta tiesa ir kitą pusę paaiškinti jas abi, nes mums yra žymiai sunkiau apginti kliento interesus, kai mums išlenda įla iš maišo vidury teismo posėdžio. Ir mes tiesiog realiai, tu suskėsčio į rankom ir galvoji, man dabar staigiai šią sekundę reikia galvoti, kaip suktis iš padėties. Taip, mes sukamės, mes esam profesionalai, toks mūsų darbas, bet jeigu mes būtumėm iš anksto žinoję, mes būtumėm geresnę gal strategiją parinkę, pamastę, kaip išsisukti iš to, tai tas nuslėpimas tam tikrų dalykų yra visada į nenaudą ir visada mus taip pykdo, nes mes žinom, kad mes būtumėm geresnį sprendimą tiesiog radę. Ačiū tau labai. Ačiū tau. Ačiū už tokius nuostabius paaiškinimus, išaiškinimus. Aš tikiuosi, kad nemažai žmonių paklausys šią laidą, nes šitie dalykai kažkaip tai nėra kalbami prie šeimos stalo, tai nėra aptariama tarp draugų, daugiausia vadovavimas tik emocijom, bet neteisiniais kažkokiais tai argumentais. Tai tikiu, kad šita laida padės daugeliui. Tai ačiū tau dar kartą, ačiū visiems, kad žiūrėjote. Kaip visada, nepamirškite uždėti laiko, parašyti komentaro ir paspausti prenumeruoti mygtuko. Mūsų jau 102 ir daugiau tūkstančių. Ačiū Jums už tai labai. Tikrai nesitikėjau, kad mes taip greitai surinksime tokį būrį prenumeruotojų, bet dėl to labai džiaugiuosi. Susitiksime su Jumis jau kitą savaitę. Iki. Visa.